is quiet, too cold to walk alone. Strangers in overcoats hurry on home. Tonight I've been walking in the rain. Someone's been told. Good morning, everyone. Mėlyje, leiskite man, Vadybos fakulteto dekanė Liudmilai Zumerienei, šį gražų ir tokį triukšmingą rytą paskelbti mūsų labai šaunaus įvykio, šaunaus renginio studentų idėjų mugės atidarymą. Kas tai yra idėja? Kaip jūs manote? Kas tai yra idėja? What is this idea? What it is? Visi atėjote į idėjų mugę, bet nežinot, kas tai idėja. Wikipedija viską žinanti. Platono ir Hėgelio filosofijoje sakoma, kad idėja tai yra daikto esmė, idealus, pirminis visa ko pradas. Taip, kad jūs šiandien parodysite ir pristatysite visuomeniai idealų visa ko, tai, ką jūs sugalvojote, pradą. Leiskite man paskelbti garbingus svečius, kurie atvyko į mūsų idėjų mugę. Tai gerbiama mokslų daktarė Raimonda Banienė, Valstybinio turizmo departamento gerbiama Evalda Šiškauskienė, Lietuvos Respublikos turizmo rūmų, kurie taip pat yra TTVAM socialinės partneris prezidentė. Tautvydas Sankauskas, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos, kuri taip pat yra TTVAM socialinės partneris, turizmo asociacijos narė, prezidentas. Taip pat mes turime svečią, labai malonų svečią ir netikėtas jo vizitas. Tai svečias iš Maltos, jis yra Viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentas, ponas Džordas Makeliu. Na ir pagaliau mūsų mokyklos kanclerė, gerbiama Daiva Daugilienė. Noriu pasakyti, kad šį kartą mūsų idėjų mugė, kuri prieš 3 metus prasidėjo kaip fakulteto vidinis renginys, tapo tarptautiniu renginiu, nes į mūsų idėjų mugę atvyko studentai su savo dėstytojas iš Stalfordo universiteto, Jungtinės karalystės, iš Suomijos Laurėjo universiteto, iš Bulgarijos tarptautinio universiteto kolegijos, iš Portugalijos politechnikos universiteto, iš Anadolu universiteto iš Turkijos. Taip pat jau pradėjo parodą mūsų mugę apžiūrinėti 13 svečių iš 12 valstybių, kurie ryši mūsų mokykloje su tarptautinio projekto rėmuose, tai yra iš Kroatijos, Ispanijos, Portugalijos, Danijos, Turkijos, Italijos, Slovakijos, Graikijos, Vengrijos, Didžiosios Britanijos ir Lenkijos. Į šį mūsų renginį atvyko labai daug verslo atstovų. Jeigu aš juos dabar pradėsiu vardinti, tai iki pietų mes užtruksim, jūs patys su jais susipažinsit. Aš noriu pakviesti prie mikrofono tarti jums sveikinimo žodį garbingą mūsų svečią, viešnią, daktarę
Raimonda Vanienė. Labas rytas. Aš klausiu, kokią kalbą kalbėti, kaip dabar prisistatyti, kai šitie garbingų svečių. Would you like English? Okay, thanks a lot. So I hope everybody will understand me. Dear students, dear guests, I'm happy I'm already for the second year here at this idea event, Students' Idea event, and I'm happy to congratulate you. I represent Lithuanian tourism sector, which is the most successful sector in our economy at present. We are growing, to compare, European tourism grows by 6%, we are growing by 20%. And for example, we generated to Lithuanian budget last year, tourism, the whole tourism sector, 2.9 billion liters. It's a big amount. Congratulations to all of us. Each tourist who comes to Lithuania leaves average 1,933 liters. It's wonderful. So therefore we are so happy that your higher educational institution is hosting such a big number of, also I should say, tourists, foreign tourists. So you are welcome to be happy here, to stay as long as possible and to spend as much as possible money here in Lithuania. Be happy, all of you. And what else I would like to say? Really, you students, younger generation, is our future. We won't be successful. Our country can't develop without you. If you invest in your, first of all, in your education, then you create bright, new ideas and implement them here in Lithuania. So my wish is, I know that lots of wonderful ideas are outside this room. I wish you to work on them further, to implement them, and create the wellness and future of our beautiful country, Lithuania. Let you to have a very good day. The best Christmas wishes for you, because Christmas is approaching, and all the best for your higher educational institution. All of you. Thank you so much. Ačiū labai už gerus, gražius palinkėjimus, ypatingai, kad svečiai išleistų Lietuvoje kuo daugiau pinigų. O kad jie išleistų kuo daugiau pinigų ir kad mes geriau gyventume, reikia būti įdomiems. Aš kviečiu prie mikrofono didžiai gerbiamą Evaldą Šiškauskienę, Lietuvos turizmo rūmų prezidentę, kurie visai neseniai įsikūrė. Ačiū tą, ką aš neikėjau Raimondą. Juokauju, aišku. Tikrai tai yra pats spalvingiausias ir pats įdomiausias renginys prieš Kalėdas. Ir kadangi tai yra jau ketvirtą kartą, mes matom, kokią naudą duoda. Tiesiog jūs be mūsų, mes be jūsų nelabai galim išgyventi. Ir manau, kad labai greitai jūs tapsite dalis mūsų. Ateisite į verslą ir iš tiesų tokios puikios idėjos, toks įdomus renginys. Ir aš linkiu, kad labai sėkmingai parduotumėt savo idėjas mums, verslui. Ir linkiu jums gerų ateinančių Kalėdų. Ačiū. Okay, I think that everyone understood that it was some best wishes for this event and of course for coming Merry Christmas. Dabar labai norėčiau pakviesti prie mikrofono asociacijos, kurios nare mes esame, tai yra Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos prezidentą, gerbiamą Tautginą Sankauską.
Labadiena, mėly kolegos. Šiandien prieš jūs esant, aš aišku, netgi jaudinuosi, todėl kad kiekvieno akyse matau idėją, matau kažkokį tai siekį, kažkokią tai šypseną ir gerą šypseną. Šiandien aš noriu irgi prisijungti prie kolegų, pasveikinti su šita švente. Žinot, kad mūsų transporto ir logistikos sektorius sudaro kažkur tai 12% BVP. Tai yra labai svarbu ir jūsų šypsenos, jūsų idėjų, jūsų inovacijų ir visų kitų dalykų gerų labai mums reikia. Aš šiandien irgi prisijungdamas prie kolegų sveikinu jūs su šventom kalėdom, linkiu gerų darbų ir kad visi jūsų darbai būtų pritaikyti pas mus praktikoje. Sėkmės jums. Ačiū. The president of Association of the National Forwarders Association wish to everyone from us success for this event. And I would like to ask just it's exprompt. Our honored guest, would you like to say some good wishes from you, as president of Hotel and Restaurant Association from Malta, very warm Malta, as you know? Some good wishes for everyone here. Good morning, thank you very much. This was not prepared, so I am looking forward, I feel privileged to be invited this morning for this event. And I'm looking very much forward. I've been through all the titles of the projects, which are, some of them are very interesting and very curious to see what they offer. So I'm looking forward to going with the help of Valda here, because of course I don't speak her language, but to have a look at the projects. We in Malta have a similar institute like this, and we have a similar opportunity for students like you to present to us ideas like you have this morning. I can only say that I can wish you all the very best, and that you look forward. Tourism is certainly one of the most important industries, and certainly the most dynamic industry, and I think you will feel privileged that you will form part of this very important industry, not just for Lithuania, but certainly for the whole world. I take this opportunity to wish you all the best on your studies, and of course for Christmas. And as I just spoke briefly this morning, I will be more than glad that we can support maybe your institution to invite some of your students to come to Malta and offer you some practical experience in our hotel. Most pleasure to hear that someone wants to support us from warm Malta. Mielieji, dabar aš noriu pakviesti prie mikrofono žmogų, kurio idėja, maža idėja, be jokio palaikymo iš pradžių, tik idėja, giliai ir sunkiai išmąstyta, tai yra įkurti šiuolaikinę, nuostabiausią Lietuvoje, o galbūt ir visam Europos regione mokyklą, tapo realybę. Aš kviečiu šios mokyklos įkūrėją, mūsų gerbiamą Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos kanclerę, Daivą Daugvilienę, pasakyti jums, kas tai yra idėja ir ką jinai reiškia žmogaus gyvenime. Taigi, labas rytas idėjų gamintojai, kūrėjai. Sveiki. Iš tikrųjų, kas mane džiugina šiandien labiausiai? Norit sužinoti, ne? Tai, kad jūsų tiek daug, turinčių idėjas. Pasaulis su kiekvienais metais išmoksta vis daugiau optimizuoti procesus, kurie virsta iš idėjų į gyvenimą, per gamybą, per kažkokius kitus priartinimo dalykus. Bet idėjai gimti
vis tiek reikalingas žmogus su tam tikromis savybėmis. Su kiekviena diena pasaulis vis suvokia, kad idėjų generatorių netiek jau daug. Tai vadinasi visi jūs, kurie sėdi šitoje salėje, kurie atvyko iš šitą renginį, kurie atstovauja savo standus, jūs esate ypatingi. Jūs tai suvokėt? Ne? Tai vadinasi, visus studijų metus mes turėsim labai stipriai akcentuoti jūsų savivertę. O taip, žinot, kas yra savivertė? Tai pasitikėjimas savim ir visais dalykais, kuriuos jūs galite sukurti, pagaminti, parduoti, viskas, ką jūs galite. Taigi, sveikinu, kad jūsų šiandien tiek daug. Kadangi renginys vyksta 4 metai, tai išjudėjus tikrai nelengvai. Reikėjo sugalvoti, kaip pristatyti savo idėjas ir kai pirmieji studentai, pirmos idėjų mugės studentai sužinojo, kad mes jiems atnešime tikrus studentus iš Litexpo parodų rūmų, tai buvo, žinot, kokia reakcija? Tai buvo, wow, ar jūs šiandien tą patį jaučiat, kad tai yra tikrai ypatingas dalykas, tai yra tikro gyvenimo simulacija. Ir mes labai norim, kad jūs čia, mūsų mokyklos sienose, išmoktumėte daryti dalykus, kaip tikrame gyvenime. Ne tik tai išklausyti tai paskaitų metu, bet praktiškai tai pasibandyti. Aš labai jumis džiaugiuosi, labai džiaugiuosi ir linkiu jums didelės sėkmės. Parduokite savo idėjas. Kągi galima daugiau pasakyti po žmogaus, kuris 100%, 150%, galbūt 200% realizavo savo idėją. Daugiau nebėra ko pridurti. Realizuokit šiandien save. Ne tik šiandien, bet visą savo gyvenimą. Aš matau čia salėje labai daug verslininkų ir Vingės terminalo generalinis direktorius, pamojuokit ranką. Čia ne tik turizmo sektoriaus, čia yra visų įmanomų Lietuvos biznio, verslo atstovų visas gražus, puikus žiedas. Todėl siūlau jums ir prašau jūsų savo idėjas parduoti tinkamai ir kaip galima brangiau. Ir taip mes esame prie Blitz batai stendo. Kokia pagrindinė Blitz batų idėja? Mes leisime moterims keisti bato padą ir kulną, kad moterims būtų paprasčiau vaikščioti dieną. Jeigu moteris ryte išeina į darbą su aukštu kulnu, jinai vėliau gali jį pakeisti į lygią padį arba užsidėti platformą. Žinau, mano žmona vadina tokius batus batai žudikais. Aukštakulnius. Taip, tai kad batai nenužudytų, mes jas keisim į paprastą padą, kad moteris dienos metu galėtų pasikeisti ir nepavargti. Kaip manote, ar vyrams tokia idėja tinka? Tinka tokia idėja, nes tai labai galima greitai ir gražiai pritaikyti, padovanoti moteriai. Moteriams leisti jaustis patogiai ir taip parodyti savo meilę moteriai. Labai blyksnintis juodai baltas stendas, kuris taip ir vadinasi Blyksnis. Kokia čia idėja? Mūsų idėja nauji ir stilingi atšvaitai suaugusiems žmonėms. Gamintojai dažnai apsiriboja tik tai oranžiniais, žaliais atšvaitais, o mūsų idėja yra stilingi, kaip matote pavyzdžiuose, ir gražus atšvaitai. Jie dieną bus kaip aksesuaras, o naktį švities ir apsaugos jūs kelyje. Hello, from where are you? I'm from England, Manchester, from Salford University. And what is your idea, drumming? It's a team building exercise. It's the concept that drumming can be used to motivate people and an icebreaker. So basically what would happen is a company would come into your conference with drums and every delegate would get a drum and they would introduce themselves with a rhythm that represents them. So say I would say, hi, my name is Charmaine. And then you'd have the presenter, we have a video here, you would have the presenter would stand on the stage and he would do a rhythm and then they would replicate the rhythm. It would only be for like 20 minutes, but what it does is it releases serotonin and that which makes you happy, which means you're more productive to learn. So the happier you are, the more you will absorb. So it is a good icebreaker in conferences.
It's so pity that you have no drums here in Lithuania. We said, but because we've come from England and our baggage allowance was only 25 kilograms, we couldn't have got a drum here, and there is no drums. Yeah, can you now make some drumming with your body? Teisės ir verslo klinika teikia nemokamas pirminės teisinės konsultacijas teisės srityje, finansų srityje ir verslo srityje. Ar dažnai žmonės kreipiasi į jūs? Taip, labai dažnai, ypatingai teisės srityje labai dažnai kreipiasi. Jeigu konkrečiai domina kažkokie klausimai, dažniausiai reikia registruotis telefonu. Telefonai yra nurodyti ir nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, nuo 1 iki 3 valandų ar nuo 3 iki 5 kreiptis specialistus ir konsultuotis. Ačiū, kreipsimės. Žalia oazė, tačiau kažkodėl užrašas Grass Stop. Tai mūsų naujas revoliucinis produktas, kuris apvers aukštykojom visą žemės ūkio sferą. Tai yra Grass Stop. Preparatas, kuris sustabdo žolės augimą, išsaugo augalus, kokie jie ir buvo, ir sustabdo piktžolių veisimąsi. Iš esmės tai purškalas, kurį užpurkos ant jūsų vejos, pievos ar, nežinau, augalų, jie tiesiog nustoja augti. Ir jums nebereikia jų kirpti, nei pjauti, nieko daryti. Ir jūs taip galėtumėte sutaupyti ir laiko, ir pinigų ant visų brangių žoliapjų, nes jums tiesiog reiktų užpilti mūsų produkto ir viskas. O čia jūs realiai tokią formulę jau turite, ar čia dar tik tai svajonė? Ne, mes jau esam sukūrę prototipą. Ir mes jau jį išbandėm ant 2 augalų. Tai buvom papurškę juos prieš 6 mėnesius ir jie jau daugiau nebeauga, išliko tokie švieži, kaip ir buvo prieš 6 mėnesius. Patikrinkim šviežumą augalų. Mūsų idėja yra mini vaistinėlė. Kaip matote, mes sugalvojame mažą vaistinėlę rankinėje, kuri padėtų kiekvieną dieną nuo paprasčiausių skausmų. O jeigu linksmai, mūsų vaistinėlę pristatys Austėja. Tai mini vaistinėlė. Mes sakom skausmui ne, mums jį visur pagelbės, nes jį kompaktiška. Ei, puslę jau pritrynėjai, ar sukasi galva? Štai mini vaistinėlė išgelbės visada. Jei tu jos neturi dar, skubėk įsigyt. Ir skausmą ir žaizdelę jį gali sutvarkyti. Batų dušas tai prietaisas, kuris nuvalo jūsų batų padus per 5 sekundės. Jūs tiesiog ant jo užlipate, 5 sekundės pastovite, nulipate ir jūsų batų padai yra švarūs. Tai tiesiog nereikia naudoti šluotos, pykdyti klientų ir kolegų. Ir mūsų šūkis yra, jūs esate laukiamas visada, bet puvas ant jūsų batų padų ne. Ir mes turime sprendimą ir galite išbandyti prototipą, kaip jis atrodo. Sveiki atvykę į nuostabiausią savaitgalį Lietuvoje. Mes siūlome vakarėlių paketą užsieniečiams praleisti savaitgalį Lietuvoje. Po sunkių darbų visi gali atvažiuoti čia ir negalvoti apie tai, kur reikės išleisti pinigus. Viskas įskaičiuota. Skrydis, viešbutis, pramogos, viskas, ko jūs tik norite. Viskas mūsų pakete. Ir mūsų šūkis yra party here, party there, party everywhere. Sveiki, mėlyjeji. Mes jums siūlome unikalią paslaugą. Atvažiuokite į mūsų kaimo sodybą, kuri yra visiškai unikali ir senovinė. Ir joje galėsite praleisti smagiai laiką. Bei svarbiausia, išmoksite bet kokių amatų. Taip juos darysite, kaip darė mūsų protėviai senoliai. Taigi laukime jūsų senovinėje sodybo, kuri maždaug atrodytų taip. Ir siūlome jums gerai praleisti laiką. Taigi sveiki, mūsų idėja yra skutimas rinkinys, kuris sudeda visus 3 skutimas elementus į vieną. Tai yra vienkartinis skustuvas, skutimas į želė ir po skutimas naudojamas arba balzamas, arba po skutimas naudojamas servetėlė. Kaip žinoma, dažniausiai kaip tik 3 elemento po skutimas kaip tik ir nėra skutimas rinkiniuose. Šis rinkinys bus pardavinėjamas oro uostuose, autobusų stotise, traukinių stotise. Jis bus pritaikytas kaip tik keliaujimui savo komfortomiškumu, kad jis būtų labai lengvai įdedamas ir išimamas iš lagamino ar kuprinės. Jis neužims daug vietos. Jo, naujas požiūris į komfortiškumą.
Žinot, idėja labai šauni, labai gera, todėl kad tikrai pasisėmė tokių minčių ir ne tik pasisėmė, bet vyko diskusija su stendų dalyviais, tai praktiškai kaip pritaikyti tas idėjas, ko gal trūksta. Iš mūsų pusės tai patarimų buvo nemažai pateikta. Su kai kuriais, ir nepasakysiu, taip jau tiesiai, bandėm susitarti ir gal ir susitarsim. Vat jūsų ir dekanas buvo, ir mokyklos vyresnybė, taip kad su jais, man atrodo, mes prieisim kažkokius konsensusus, kad pritaikyti va šitą gausą idėjų čia, kur vyksta šitoj šventėj. Ir praktiškai ačiū už pakvietimą. Sėkmės. Puikus renginys, nuotaika labai puikiai, idėjos labai jaunatviškos, galiu pasakyti. Kai kurios idėjos, tikrai kaip iš kosmoso. Daugumos klausiu, ar idėją pasiskaičiavote, ar yra kažkoks tai ekonominis pagristumas, ar gausite, kokią kainą gali būti realizuojama viena ar kita paslauga. To trūksta, bet svarbiausia parduoti sėkmingai idėjas, sėkmingai išreklamuoti ir žinoti tiksliai, kur eiti su to idėja, kad jinai būtų įgyvendinama. Tiek ir linkiu visiems studentams. – 2008 metai. Gruodžio 5 diena. Puikiai prisimenu šios dienos pabaigą. Vėlai grįžęs namo retai išeinu pasigrožėti siauromis lentvario gatvelėmis. Tačiau tą vakarą tarsi pačios kojos išnešė mane. Ir jau po 5 minučių galėjot mane sutikti prie nuostabaus grožio lentvario bažnyčios. Aš dievinu vėlyvų žiemos vakarus, nes galiu stebėti baltas snaiges, kurias apšviečia lauko žibintai. Tačiau tą vakarą aš te galėjau pajusti šaltus, lietaus lašus riedančius mano veidą. Ir te galėjau matyti tokį vaizdą. Staiga aš pajutau, kad kažkas mane stebi, kad kažkas žiūri į mane. Ir aš buvau teisus. Tai buvo mažas, baltas sniegas, niekam nereikalingas ir ką tik numestas kažkoks popierėlis. Minutėlę tarsi žaisdami akių karą, mes žiūrėjome vienas kitam į akis. Pagaliau, kai pralaimėjau akių karą, aš jį pasiėmiau ir nusikvatojau, nes ant jo buvo parašytas žodis – snaigė. Kvaila, ne? Pats paprasčiausias saldainio popierėlis privertė mane nusišypsoti ir sujaudino mano širdies archyvuose esančius sentimentus sniegu. Jeigu atvirai pasijaučiau gan kvailai, tačiau ne todėl, kad žaidžiau akių karą su šiuo popierėliu ir ne todėl, kad tuo metu pro šalį ėjo bent tuzinas treninguotų jaunuolių. Galiausia buvo tai, kad šis nekaltas popierėlis privertė mane nusišypsoti ir pakėlė širdyje pūgą. Net pats nepajutau, kaip suplėšiau popierėlį ir tuos tuziną treninguotų jaunuolių aš priverčiau pamatyti pirmasias tų metų
esu tikras, kad šiuo metu jūsų nepalieka vienas klausimas. Kaip? Kaip man tiek telpa į burną? Šitą atsakysiu kitą kartą, bet dabar noriu atskleisti jums vieną paslaptį. Taip, kaip ir pažadėjau, aš atskleisiu jums vieną triuko paslaptį. Bet prieš tai šį parodysiu, ar visi sutinka? Gerai, tai aš parodysiu triuką ir tada atskleisiu. Bet prieš tai aš noriu padaryti labai nedidelį eksperimentuką. Gal jūs galėtumėte siekti lubas? Siekti, pabandykit pasiekti lubas. Ir jūs. Gal galite pabandyti siekti lubas? Siekit, kaip galite. Siekit. Čia eksperimentai nebijau. Šiam triukui man reikės 2 savanorių. Jūs? Aplokime dražuolę! Kuo jūs vardu? Vaidas. Vaidai, jums reikės saugoti šį durklą. Ir kai aš padarysiu štai taip, jums reikės jį iškelti viršų. Kai padarysiu štai taip, nuleisti. Parepetuojam. Žemiau truputį. Gerai. Labai gerai. Svarbiausia, nepamirškit, kad mes nesam vestuvės, o tai ne puokštė, kurią reik mesti. Gerai galvą. O jūs sakėte vardu? Monika. Monika, jūsų užduotis yra garsiai pranešti visiems, jog visos kaladija kortos yra skirtingos. Jūs viskas perdažinė? Skirtingos, taip? Gerai. Monika, kai aš taip vesiu nykščiu per kortas, jūs turėsite mane sustabdyti, pasakydama, sustok, brangusis. Sutabda. Gerai. Tuomet pasirinkite šią kortą ir parodykite visai auditorijai išskyrus man. Visi turi ją pamatyti. Ar visi pamatė? Puiku. Dabar grąžinkite kortą viršau ir aš kortą sumaišysiu. Maišau. Dabar aš noriu, kad jūs pakeltumėt ranką. Pakelkit ranką. Jau antrą kartą savanorių nebus. Nebijok. Ir laikytumėt kortų kuladę. Stipriai. Laikykit. Jūsų korta atsirado balione. Įrodyk! Jūsų kortą grąžinau į kortų kuladę. Grąžink kortą į balioną ir įrodyk. Gerai. Kaip jau žadėjau, atskleisiu triuko paslaptį. Ar jums įdomu? Pakelkit rankas, kam įdomu. Kažkam neįdomu, išeikit. Taigi, jūs išrinkote kortą. Šiuo atveju tai yra būgnų 3 ir padėjote jam viršaus. Ar prisimenate, aš sakiau, kad išmaišysiu kortas? Melavau. Aš pamelavau. Stebėkit, ką dariau. Aš naudojau netikro maišymo techniką. Viršutinė korta nepasikeitė. Tada, kai aš paprašiau ištiesti jūsų ranką, visas žiūrovų dėmesys buvo ties jūsų gražia ranka. Ir tuo metu aš pavogiau viršutinę kortą. Ir vagimas atrodo štai taip. Vagykit kortą.
tada aš norėjau pasiimti balioną. Susprogdinus, beliko ištiesti kortą. Kadangi šiuo triuku jis tikrai norės nustebinti draugus vakarėlyje. Nuleiskit kardą. Kadangi jūs norėsit šį triuką atlikti vakarėlyje, o kaip čia pasakius, vakarėlyje balionų rasti yra neįmanoma, todėl aš suradau būdą, kurį galite pritaikyti kasdienybėje. Jūs galite naudoti permatomą balioną, kurį galite rasti bet kurioje vaistinėje. Tik yra vienas minusas, kad net ir tu neaišku, kaip triukas atlieka. Bet aš galiu laikyti štai taip ir pradurti balioną taip. Bet jeigu kas dar sušuks iš publikos, ei, jis turi kortą, nesijaudykite. Darykite taip, kaip darau aš. Iškilmingai užbaigsime. Labai smalsu sužinoti, kurios idėjos patraukė mūsų socialinių rėmėjų dėmesį, kurios idėjos bus nominuotos, kurios idėjos bus apdovanotos. Sužinosime, ar kas nors kokią idėją pardavė. Paskutinė akimirkas, spausdinami diplomai, apdovanojimo raštai, truputėlį užstrigo bekeliaudami iki čia. Aš pasakysiu vieną mintį. Buvau su savo studentais sugalvojęs atidarimui surengti fejerverką. Čia, auditorijoje. Tačiau atidarimui mes to fejerverko surengti nespėjom. Todėl aš kviečiu dabar mus visus, trumpai apsitarus, paimti ir belaukiant, kol atvyks mūsų garbingi žmonės, kurie įteiks mums apdovanojimus, imti ir padaryti šitą mažą fejerverką. Kur vizualinės komunikacijos studentai, pakelkit rankas. Jūs žinote, kaip tas mūsų fejerverkas atrodo. Prašom įsigąskite, visai nepavojinga studentų. Ir padėkite mums visiems kartu surengti mūgės, ne uždarimo, o mūgės kulminacijos fejerverką. Taigi, skaičiuoju. 3, 2, 1... Fejerverkas! O taip, dabar jau žinau, kad laukit apdovanojimų ir įvertinimo. Are you waiting for gifts? Ar jūs esat laimingi šiandien? Are you happy? Are you satisfied? Ar esat patenkinti? Patenkinti mugę ar patys savimi, kaip jūs pardavėt idėjas? Haha, kiek idėjų pavyko parduoti? Pakelkit rankas. Nu, ne miškas, bet parkelis. Jau šis tas pirmai pradžiai. Sakykit, prašom, ar vertėjo tuos kelis mėnesius padirbėti
kad parodyti šiandien tą idėją. Negirdžiu, ar vertėjo? Negirdžiu. Ar vertėjo? Aš tai šiandien noriu pradėti tą apdovanojimų ceremoniją, kad ją pradėtų žmogus, kuris, kaip aš ir sakiau, taip gražiai įgyvendino šitą savo idėją pirminę, kurios dėka mes visi čia, tokioj gražioje aplinkoj ir tokie laimingi. Aš kviečiu čia prie mikrofono mūsų mokyklos teigėją, mūsų mokyklos kanclerę, mylimą, gerbiamą ir nuostabų žmogų, Daivą Daugvilienę. Sveiki dar kartą. Beveik visus stendus apėjau ir noriu pasakyti, kad man patiko visos idėjos. Iš tikrųjų, išrinkti geriausią iš idėjų yra praktiškai neįmanoma, nes jos yra labai skirtingos ir savo gyvavimo laike prasme. Nes yra trumpalaikės idėjos, yra ilgalaikės idėjos, yra laisvalaikis, yra reiškia sportas, turizmas ir taip toliau. Bet visos jos buvo tikrai labai originalios. Mokykla įsteigė 2 prizus, 2 vietas, aš sakyčiau, kad jos abi yra pirmos, nes apdovanojimų turėsit ir iš kitų rankų, bet mokykla įsteigė 2 pirmas vietas ir truputį pakomentuosiu už ką. Kadangi mokyklos vertybės yra ilgalaikės, taip ir mano galvoje atsirado prieš daugelį metų idėja įkurti aukštą mokyklą, kad jinai būtų kitokia. Tai aš manau, kad pasiteisino šitą idėją, ar ne? Mokykla šiek tiek kitokia, taip? Puiku, reiškia, idėja buvo gera. Tai aš vertinau jūsų idėjas tam tikrų aspektų. O aspektai buvo tokie. Vienos vietos pavadinimas yra už mentorystę. Pirma vieta. Ar žinot, kas yra mentorystė? Žinote. Tai žodžiu, aš jums įvardinsiu, kaip aš įžvelgiau toje idėjoje mentorystę. O idėja tai buvo leidinukas Crazy. Ir tai yra puikia mentorystė studentų moksleiviams. Tai yra keliais metais vyresnių jaunų žmonių įspūdžiai jaunesniems žmonėms. Aš manau, kad patys geriausi mokytojai yra vieni jauni žmonės kitiems jauniems. Mes tik tai sudarom jums foną, iš tikrųjų jūs vieni kitiems mokytojai. Taigi, pirmoji vieta žurnaliukui Crazy. Šio prizo turinys yra jums visiems suprantamas, ar ne? Įsivaizduot, kas čia yra. Įsivaizduot, ar ne? Kadangi jūs dviese, o įrenginys, su kuriuo galima nuveikti labai daug, yra tik vienas, tai prašau sudaryti tvarkaraštį, kuriam savaitės dienom, kuris naudositės. Sveikinam. Na ir sekantis nominacijos pavadinimas būtų toks. Mūsų etninės, lietuviškos etninės kultūros puoselėjimas ir pristatymas. Na ir dabar pagalvokit, kas labiausia, geriausia pristatė mūsų etninę kultūrą. Dzūkai! Jūsų prizas yra žalios spalvos, ar ne? Tai irgi susijęs su etninė kultūra viskas, kas prasideda paprastai nuo žalios spalvos prasideda, nuo augimo, nuo visų spalvų apipavidalinimo, nes kaip atrodytų raudona, jeigu aplinkui nebūtų žalios spalvos, ar ne? Taigi sveikinu Jūs už puikų pristatymą, kadangi Jūs 3, o renginys 1, tai vėlgi siūlau pasidalinti savaitės dienomis. Sveikinu.
Prieš perleisdama kitiems apdovanotojams vietą su mikrofonu, aš noriu padėkoti visiems labai nuoširdžiai, jūsų idėjos labai svarbios. Ir jeigu kas nors nenupirko jūsų idėjos šiandien iš kitų socialinių partnerių, ateikit pas mane į 207 kabinetą, mes jūsų idėją vis tiek išsuksim. Sėkmės. Okay, the founder of our school nominated some ideas, and it was idea crazy paper. And the second one, it was presentation of our ethnic group, and these nice girls were the winners. Okay. I know that we today had a lot of guests from 12 countries. Aneta? Aneta? Ah, you not packed already your gifts? Okay. 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 Just a second. Okay, it's coming. I suppose it will be very big gifts because it's too long time takes to pack. Jūs žinote, gerbėmieji, kad šiandien verslininkai ir politikai vaikščiojo ir klausinėjo jūs ir klausė, kiek tai kainuoja, ir kur jūs parduotumėt, ir kaip ten toliau bus su ta žaliaja dėže, ir kas ten toliau viskas vyks. Aš mačiau, kaip jūs atsakinėjote į klausimus, šaunuoliai. Aš dabar kviečiu, o čia tai ponia Janina, mūsų organizacinio komiteto pirmininkė. Pirmoji, aš tikiuosi, įteiks savo prizus Raimonda Jagminaitė, FNTM Group. Labadiena visiems. Iš tikrųjų labai džiugu, kad esu pakviesta į šį renginį. Atstovauju reklamos agentūrą FNDM Group ir kuruoju projektą, tai yra internetinė parduotuvė topkvepalai.lt. Šiandien apžiūrėjau visus stendus ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad yra tiek originalių studentų, kurie turi tiek gražių idėjų. Aišku, galbūt kai kurios idėjos nėra visiškai įgyvendinamos realiai, bet tuos studentus norėčiau pasveikinti vien už kūrybingumą ir už originalumą. Jūs esat šaunuoliai ir galite pasiploti patys savo. Aš norėčiau teikti porą prizelių, tai kažkaip taip sutapo, kad viskas susijęs su vienu dalyku, tai yra 2 apdovanojimai, vienas daugiau moteriškas, kitas vyriškas, tai yra mūsų kosmetikos priemonės, kurias mes taipogi pardavinėjame internetinėje parduotuvėje Top kvepalai. Ir norėčiau pakviesti mūsų pirmojo prizo laimėtojus, tai yra ypatinguosius batus. Man patiko jų pristatymas ir iš tikrųjų aš pati labai norėčiau tokių batų. The prize for the crazy idea, crazy shoes. Iš tikrųjų, antras prizas taipogi atitenka su batais susijusiai idėjai, tai yra batų dušas. Norėčiau ir jį turėti namuose arba ofise, kad būtų visur švaru. Ir ypatingai labai patiko vaikinas, kuris pristatė šitą būtent idėją. Jis buvo toks energingas, kad manau, kad jis tikrai įgyvendins šią idėją. Taipogi norėčiau labai pakviesti studentus atlikti praktiką pas mus. Aš tikiuosi, kad kartu mes nuveiksime labai daug ir parduotuvę, kurią kuruoju internetinę, galėsime paversti rinkos lyderę. Ačiū Jums. The second prize from this company were for shoes shower, just to be clean everywhere and every time. And for every student, it was suggestions for practice time in this company. It's good internship. Okay. What is about your gifts? Yes. Who from this big group
will announce. Yes. You're welcome. Thank you. Good afternoon, everybody. First of all, I and my European colleagues would like to thank you all, the staff, and particularly the students, for giving all of us the opportunity to see such a wonderful student fair today. So I'd like to thank you. Thank you very much. As you've probably heard already, I'm sure colleagues have said this, although my Lithuanian's not quite good enough to understand. It was very difficult to choose between all the various ideas. They were all of an extremely high standard. I think I managed to get around about half of them, and with my colleagues, we managed to see them all. And we must have spent, what, at least a good half an hour debating which we thought, you know, was a good idea, and also how to judge which was worthy of a prize. And what we decided was it would not necessarily be the most innovative idea or business, but we'd like to see a good idea, and we also wanted to see an idea that we thought you could actually do, that would be viable, that would be feasible, that would be practical. And we also wanted it to be of clear benefit to business. We're interested in business here and working with businesses. And finally, we also felt it would be nice, whilst we're here from various countries around Europe, that it had an international flavour. And this particular group not only had an international flavour, it was a global flavour as well. And in an era of sustainability and the importance of the environment, we felt this idea met all those criteria. So our prize goes to group number 7, UAB Taupukas. Thank you. Thank you. Thank you. Noriu paklausti, ar reikia vertimo? Ačiū Dievui, nes galėčiau neišversti, pabijočiau, kad ką nors ne taip pasakyčiau, bet jūs esat visi šaunuoliai. Pagrindinis leitmotyvas. Ir žinoma, vaikinai ten su tom lemputėm šaunuoliai. Paskaičiuokit, kiek kainuos jūsų paslauga, nes Seimo narys milijonierius nori ją nusipirkti. Dabar aš kviečiu UAB Chorus CRM direktorių gerbiamą Aurimą Baliukevičių. Taip, tai labo diena visiems pirmiausiai. Esu Aurimas Baliukevičius, užsiimu IT verslu, trumpai apie save. Tai pirmiausia norėjau padėkoti organizatoriams šio renginio, na ir aišku idėjų autoriams, nes atminkite, kad bet kuris verslas, ar didelis ar mažas, prasideda nuo idėjos. Jeigu yra gera idėja, tai labai daug šansų, kad bus ir jos realizavimas. Jeigu ne jūs, tai kiti realizuos. Tai taip, kad dalinkitės atsargiai idėjomis. Čia ateityje. O iš tikrųjų mes su kolegom atrinkome 5 darbus, sakykime, idėjas ir norėčiau juos paskatinti tokiom simboliam dovanėlėm, reiškiasi, kurios gal primins apie šitą renginį. Tai pirmiausiai mūsų domino būtent dietinis restoranas. Taip, toliau yra tokia idėja žalioji dėžė.
Taip, trečia idėja buvo mini vaistinėlė. Net įsigandau, pamatė su chalatais. Taip, ketvirtoji buvo išmanusis laikrodis. Na ir kaip be būtų keista, bet penktasis yra batų dušas. Taip, tai dar kartą dėkui už idėjas ir taip pat prisijungsiu prie kolegės, pasakysiu, kad 2 studentų lauksime praktikoje artimiausiu metu. Ačiū labai. Pasirodo, švarūs batai ir sveika gyvensena yra labai aktualu. Thank you so much. A lot of prizes, you saw it. And not only prizes, but free places for internship for students was suggested by this director of this enterprise. Dabar kviečiu Europos vartotojų centro atstovę gerbiamą Eglę Kybartienę, kuri taip pat atsinešė maišą dovanų. Labą dieną visi. Šita studentų mūgė tikrai labai mus nudžiugino tuo, kad mes kaip Europos vartotojų centras, žinot, padedam vartotojam, o verslininkai dažniausiai skriaudžia vartotojus. Todėl mes labai norėjom išrinkti draugiškiausią vartotojam verslą. Šį kartą taip sunkokai sekėsi iš tikrųjų, nes labai skirtingos idėjos buvo. Ir mes nusprendėm vis dėlto savo prizą atiduoti Teisės klinikai, nes jie vargsta, jie padeda visiems. Ir labai prašysim ir lauksim, jeigu reikės iš mūsų konsultacijų, tai prašom į mus visada kreiptis, mes padėsim. Teisės ir verslo klinika. Teisės ir verslo klinika. Būkit draugiški vartotojai. Kągi, Law and Business Clinic, it's usually important, every time important. Okay. Dabar po vartotojų, kas paprastai seka Pramogų akademija, Rimantas Gruzdas. Labą dieną. Šiandien peržiūriu visas idėjas ir išrinkau išradingiausią idėją. Tai yra, kaip galvojat, kas? Aš kai vyras dėl to ir gal pasirinkau tokią idėją. Nors buvo ir kitų idėjų, bet man šiek tiek pritrūko jų pristatymą. Mano gal idėjos yra geras, bet kitą kartą pagalvokite, kad sudominti. Kaip reikia pristatyti tam, kad būtų įdomi. O aš pasirinkau Auto Šarlokas. Elementaru.
Dėkojame Pramogų akademijai, aš tik tai manau, kad ten labai brangi dovana, nes ten maišelėje ir prizininkai neparodė mums, kad mes irgi tokios nenorėtume. Dabar aš norėčiau pakviesti prie mikrofono UAB Poilsis ir mes atstovę Aureliją Petrovienę. Atsiprašau. Sveiki visi. Pirmiausia, tai labai didelis dėkui, kad jau nebe pirmus metus galim dalyvauti šitoj studentų idėjų mūgiai. Aišku, aš pati asmeniškai pirmą kartą šitoj mūgiai, bet tikrai galiu pasakyti, kad įspūdžių daug ir labai džiugu, kad tiek daug dar yra tų tokių naujų, originalių visokių idėjų ir tiesiog galbūt mes pasirinkom tokią artimiausiai, mums sudominančią idėją, tai buvo kaimo vaikas, jeigu teisingai pamenu, vien tik tai dėl to, kad tai noras tiesiog šiuolaikinius vaikus supažindinti su mūsų kaimo giliom tradicijom. Tai dėkui labai. Ačiū labai. Kaip matėt, labai didelis maišas. Ir visko jame yra, merginos irgi tai paslaptį išlaikė, nieko neparodė. Kviečiu gerbiamą Vaitėnienę, informacinių technologijų bendrovės Columbus atstovę. Atsiprašau. Atstovė mūsų mokyklos, o dovanos informacinių technologijų bendrovės Columbus. Aš supratau, kad jau jūs juos atstovaujat. Ne. Tiesiog čia matyt ne visiškai tiksliai buvo įrašyta formuluotė. Tai aš vis dar atstovauju mūsų mokyklą. Ir man tikrai labai džiugu, kolegos iš informacinių technologijų bendrovės turėjo išeiti ir tiesiog patikėjo man atiduoti prizus, apdovanoti jūs ir aš tiesiog perduodu jų nuomonę. Kriterijai, kuriais rėmėsi kolegos paskirdami apdovanojimą. Iš tikrųjų, jiems teko dalyvauti ir girdėti kritiką tos idėjos atžvilgių iš idėjų mugės svečių. Ir kompanijos žmogus sakė, žinot, tie studentai, jie turi turėti kietą odą, kad tokius, šitiek idėja darbo atlaikytų tokius ganėtinai drastiškus vertinimus. Taigi, idėja, kuri buvo pasirinkta, yra žalioji dėžė. O apdovanojimai yra marškinėliai su kompanijos Columbus atributika ir šūkiu, kuris sako "Once you know how". Kada nors jūs tikrai žinosite, ką tokiais atvejais reikia atsakyti. Tai būkite kieti, versle to tikrai prireikia. Aš labai atsiprašau, verslo vadybos katedros vedėjos Birutės Vaitėnienės, aš buvau net akinius užsidėjus pasiskaityti, kas čia atsitiko per šiandien pusdienį, kaip jinai čia dabar į tą Columbus nuėjo. Nepavyko. O dabar kviečiu mūsų turizmo vadybos katedros vedėją Liudviką Kazlauskaitę pristatyti Visit Lithuania kompanijos prizą.
Labadiena, jau nežinau kelintą kartą šiandien sveikinuosi. Esu oficialiai įgaliota Visit Lithuania turizmo agentūros atstovo, buvusio mūsų studento Justino Bortkevičiaus, įteikti prizą vienai idėjai, kaip jisai pats išsireiškia, ranka pati tiesiasi įduoti savo kontaktus. Tai būtų sporto turai. O dovana, būkim skaidrus, teisingi, o dovana yra dovanų kuponas iš Galimybių arsenalo, tai yra asmenybės mokymų centras, įsikūręs mūsų kaiminystėje, Spaudos rūmose. Taip, Žygimantai, nueikit ten, išsitirkit save ir galbūt naujų idėjų kitais metais dar daugiau pasiūlysit. Nėra malonesnio užsiėmimo, kaip skelbti apie prizus ir dovanas ir žiūrėti, kaip jūs džiaugiatės. Ir ne tik džiaugiatės patys gavę kažkokį tai prizą, bet ir džiaugiatės, kad buvo įvertinti ir jūsų kolegos. Na, dabar norėčiau pakviesti gerbiamą Mariją Nijolę Stačiokienę, Lietuvos žmogaus teisių lygos prezidentę, ir aš matau, kad jinai prizų turi tiek, kad ko gero reikės man padėti juos sunešti. Labadiena visiems. Na, Lietuvos žmogaus teisių lyga kaip partneris labai džiaugiasi. Džiaugiasi šią aukštąją mokyklą. Ir tikrai manau, kad tai yra tikrai labai stipri mokykla, kuri ugdo Lietuvai talentingus žmonės. Tiek idėjų ir tokių idėjų, kurias kiekvieną galima įgyvendinti, tai, na, tiesiog fantastika kažkokia. Tai va, na, o aš kaip dzūkė visgi noriu palaikyti Dzūkiją ir labai noriu padėkoti toms jaunoms, gražioms mergaitėms, kurios puoselėje tikrai mūsų Lietuvos paveldą. Tai vat ir mano nominacija yra tokia: už geriausią idėją puoselėjant tautinį paveldą. Noriu perskaityti ir tekstą. Dėkojame Jums už pastangas, kūrybiškumą, už Jūsų meilę tėvynei Lietuvai, už gražias idėjas gražinant, saugant, puoselėjant ir kuriant mūsų žemėje amžinas vertybės ir jas pristatant Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos vadybos fakulteto reklamos vadybos katedros studentų idėjų mugėje. Ačiū Jums. I guess that in these cups there is something very tasty. Kągi, kasgi mūsų gyvenime dar svarbu? Svarbu apsidrausti nuo ko? Nuo blogo oro. Nuo blogų pažymių. Nuo negandų. We're talking that very important in our life to get good insurance. Aš kviečiu prie mikrofono Nacionalinės draudimo brokerių įmonių asociacijos prezidentą.
Tai jūs turbūt dauguma žinot, kad draudime tenka daug kalbėti. Taip? Bet tam, kad daug kalbėti, reikia daug žinoti pakankamai. Tai vertinant ir jūsų idėjas, kurias šiandien visas pasižiūrėjau, tai manau, kad nepražūtų visas didelis darbas, kurį darai, rengdamasis vieną ar kitą projektą įgyvendinti. Reikia ne tik patį projektą padaryti, bet dar ir mokėti pristatyti. Kadangi jeigu grįžtant truputį prie draudimo reikalų, paprastai žmonės duoda 2, 3, 4 minutės pakalbėti apie tai, koks kitas produktas draudimo, nors galim kalbėti kelias valandas. Tai reikia būti rimtai pasirengus šitiem reikalam ir aš būtent žiūrėjau tai, kaip jūsų bendramoksliai, jūsų kolegos yra pasirengę pristatyti savo idėją, o idėjos visos puikios ir kaip palyginimą jums pasakysiu, prieš porą savaičių iš vienos plačiai žinomos aukštosios mokyklos gavom irgi pakvietimą sudalyvauti jų studentų idėjų mūgiai. Kaina dalyvavimo 500 buvo, mano akim žiūrint, nemaža, 500 litų. Ir aš tokią klausimą savo užsidaviau, o kam reikia, kad sudalyvautų verslo žmonės arba iš įvairių valstybinių institucijų idėjų mūgiai. Ar reikia studentam? Reikia. Ar mums reikia? Irgi reikia. Tai kas iš ko turėtų prašyti pinigų, o gal nei vienas iš kito neturėtų. Tai va tokie motyvai galbūt, kad jūs savo renginius tiek pernykštį, tiek šiųmetį tikrai labai šauniai organizuojat ir tuos motyvus, tuos svertus susidėliojat labai racionaliai. Todėl ir nominacijas tas, kurias mes įsteigėme, pavadinom už racionalią idėją. Tai tiesiog galbūt paprašysiu Žygimantą Ilinską sugrįžti čia ir paimti dar vieną. Dovanų turi kiek plojimų būti, ar dar daugiau. Tai tiesiog galbūt jums visiems įdomu, man irgi įdomu, ką tom dzūkiam davė supakuota ten, būtų įdomu pažiūrėti. Norėjau sakyti, kad čia vietoje išpakuokim, pažiūrėkim, kas ten yra. Tai po renginio. Įtariu, ten bokalas kažkaip man pagal svorį, ar aš apie jį galvoju, nežinau kaip yra. Bet tiesiog jums įdomu, ką jūsų bendramoksliai gaus dovanų, tai galiu pasakyti, kas jums svarbiausia. Diplomą turėti, taip, kad kažkada, kai ateisit pas potencialų darbdavį, būsimą jūsų vadovą, parodysit štai, kiek ten tų diplomų, apdovanojimų ir viso kito. Na, o šiandien aš noriu padovanoti mūsų verslo pradininko Vytauto Valiaugos knygą ir rekomenduoju tiem, kuriem šiandien neteks nusipirkti. Knyga biografinė, kad aš jo nepažįstu, vadinasi, apie savo tėvą. Ten tokia apie žmogaus gyvenimo kelią ir apie išbandymus. Ir ne veltui žmogus patyręs tokius išbandymus kaip jis, prieš 17 metų pradėjo mūsų profesijoje dirbti ir šiai dienai dirba draudimo brokeriais 1000 žmonių. Tai dienai dirbo keli. Tai va toks palyginimas jum, kad turite būti atkaklus, ieškoti to savo kelio ir be abejo bandyti mokytis iš kitų kažkokių patarimų ir iš kitų vargų, kad patiems nevargti. Tai, kad baigti jau savo litaniją, noriu dar pakviesti, tai ko vyram ir visiems mums dažnai trūksta, tai saldumo to gyvenime, tai tą saldžią kelionę tada. Aš ne vien dėl idėjos pasirinkau, tai jau ateikite. Dėkojame gerbiamas Vytai už tokias gražias dovanas ir gražius palinkėjimus ir gražius žodžius. Dabar norėčiau pakviesti mūsų socialinį partnerį
ir jie atstovaujantį jums daugeliui gerai pažįstamą gerbiamą Loretą Urbonienę, UAB Savaitė. Labai šiandien didelė diena ir labai džiaugiuosi, kad matau tiek daug jaunų žmonių, tiek daug šypsenų, o svarbiausia idėjų. Iš tikrųjų ir džiaugiuosi, kad tai mūsų ateitis, ne tik mūsų studentai, ar ne? Tai mūsų visų ateitis. Taigi nuo ko prasideda idėja? Visi sako, nuo ko? Nuo to, kad kažkada ateina kažkoks prašvitimas, bet prieš tai, aš manau, reikia atkreipti dėmesį ir laimi tie, kurie atkreipia dėmesį į tai, ką žmonėm reikalinga. Į elementariausias smulkmenas. Nes iš elementariausios smulkmenos, kuri kartais mus taip nervina, gimsta genialus ir paprastas sprendimas. Taigi aš norėčiau pakviesti batų dušą. Ir dar, kadangi esu dėstytoja, tai minutėlį užlaikysiu jūs ir pasakysiu, kuo nupirko šitą idėją. Tai yra labai paprasta idėja. Tačiau jie padarė dar vieną dalyką. Jie dėja turėjo tik tai maketą savo batų dušo. Tačiau jie paėmė mūsų vizitinės ir korteles ir pasakė, mes dar susitiksime, kai jūs turėsit, kai mes jau turėsime šitą gaminį. Taigi vienu žodžiu, ne tik už idėjas, o ir už tą ryšį, kuris vienu žodžiu idėjoms leidžia gyventi. Ačiū labai. Dabar kviečiu kitą mūsų socialinį partnerį ir jūsų dėstytoją, mūsų mokyklos gerą draugę, E-kelionės Laura Mineikytę. Sveiki. Visų pirma, norėčiau padėkoti mokyklos administracijai, dėstytojams ir darbuotojams, kurie suteikė studentams tokią puikią galimybę išreikšti savo idėjas ir manau, kad ateityje dar labiau padės jas ir įgyvendinti. Labai dėkoju studentams, kurie tikrai buvo aktyvus, nepabijojo šiandien sudalyvauti. Kelionių organizatoriaus E-kelionių šūkis pagrindinis yra keliaukite kitaip. Tai aš siūlau jums tokią, kaip sakant, kitą kryptį, kurkite ir gyvenkite kitaip. Norėčiau apdovanoti komandos, net nežinau, pavadinimas už idėją Laptop Guide. 3 merginas. Ir šią idėją norėčiau įvertinti kaip vieną iš perspektyviausių šiuolaikinėme elektroninės turizmo veikloje visoje. Ačiū. Kągi, dabar aš kviečiu mūsų socialinio partnerio ir asociacijos, kurios nariai yra mūsų Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, tai yra Lietuvos Nacionalinė ekspeditorių asociacija, prezidimo nariai, bendrovės Vingės terminalas generalinį direktorių, gerbiamą Dainių Petravičių. Sveiki dar kartą. Mūgė baisiai įdomi, daug gerų naujų idėjų. Jo, truputėlį little English and little Lithuanian. Ir iš tikrųjų patiko daug idėjų, yra daug įgyvendinamų, nemažai neįgyvendinamų idėjų.
kai ėjau per standus ir pro prezentacijas, kažkaip tai ir visų noriu atkreipti dėmesį tai, kad generuojant idėją reikia ne tik tai galvoti apie idėją, bet ir apie jos realizavimą. Pagalvoti taip pat apie kažkokios idėjos pagristumą, pagalvoti taip pat apie kalkuliaciją, ekonominį pagristumą, iš ko, kaip jį galima komercializuoti, kaip galima įgyvendinti, kokios pajamos būtų, kokios išlaidos, ar čia galima iš to uždirbti, nes ta idėja vis įgyvendinama dėl to, kad visiems būtų gerai ir kad būtų biznis iš to. Šiaip norėčiau išskirti tokios įmonės, ne įmonės, tokios reprezentacijas. Po to pasakysiu angliškai, tai aš norėčiau padėkoti, gana įdomi idėja buvo Intensivism University of Salford, taip pat įdomi idėja buvo iš Suomijos Laurea universiteto, įdomi idėja buvo Hide and Seek International University College Bulgaria ir pakankamai įdomi idėja buvo Paradise Hotel Portugalija Institute. Tai norėčiau, I want to invite to give a small present for a great idea representatives from University of Salford. Second great idea was from Laurea University, from Finland. I want to invite two representatives from International University College Bulgaria, Hide and Seek project. And I want to give one small gift for representative Paradise Hotel project, Portugal Institute. Taip pat noriu padėkoti už pakankamai įdomias idėjas, kas tinka daugiau mūsų verslui, logistams. Aktualiausia tai yra reklama, viešieji ryšiai. Tai išvardysiu aš tris projektus ir šitų projektų autoriams aš įteiksiu vizitinę savo kortelę. Tai yra prizas už tai, kad mes galime įeiti į kontaktą ir jau vystyti tos projektus, kaip sakant, solidžiau ir rimčiau. Tai reklama gyvai. Toliau gana įdomus pokalbis buvo su šios aukštosios mokyklos reklama ETA TTVAM.
atstovais. Ir tikrai pakankamai įdomus projektas, ypatingai nacionalinė vežėjos ekspeditorių asociacija Lineka, tai kad padėtų palaikyti mintis, idėjas ir padaryti didesnę publiką prieš vyriausybę, prieš šios nutarimus, tai yra samdoma publika, tai galima organizuoti didelį, reiškia, palaikymo komandą ir kad būtų priimti geresni įstatymai. Thank you very much for great ideas. Ačiū labai už geras idėjas. Kai kas nusijuokė, kai buvo pasakyta vizitinė kortelė, o gauti vizitinę kortelę generalinio direktoriaus, kuris pats jums ją paduoda, ne šiaip internete susirasti kontaktą, o asmeniškai gauti ir sakyti, mes palaikysim ryšį, tai yra pradžia jūsų visų idėjų įgyvendinimui. Tai aš sveikinu, labai sveikinu, kad jūs buvot pastebėti. Dabar norėčiau pakviesti mūsų finansų katedros vedėją, kuris labai užsiėmęs dabar šiuo metu, trupučiuką sukaupti dėmesį, kadangi finansų katedros vedėjas, gerbiamas Valdas Kazlauskas, turi šiandien labai ypatingą misiją. Jis šiandien įpareigotas mūsų socialinio partnerio Danske banko paskelbti bankininkų sprendimą. Labadiena. Aš už turinį neatsakau, kas ten įpakuota, nes man čia užklijuota ir negalima žiūrėti. Bet man malonu, kad mūsų socialinis partneris Danske bankas ne tik tais, kad dalyvauja mūsų mokyklos finansų studijų programų organizuojamuose baigiamuosiuose egzaminuose, sudarinėja egzaminų užduotis, vadovauja tiems egzaminams, pirmininkus siunčia į savo banko atstovus, bet jie dalyvauja ir visuose kituose renginiuose. Ir šiandieną buvo, reiškia, numatyta idėjos už ką. Ir aš paprasčiausia, kaip finansų katedros vedėjas, nužiūrėjau, iš tikrųjų buvo 2 nominacijos ir iš tikrųjų 2 jos ir buvo ir atitiko. Tai yra idėja New Bank Card už finansinių institucijų propagavimą. Tai prašom atstovas. Ir antra idėja už finansinių idėjų generavimą ir pritaikymą. Idėja UAB Taupukas. Ačiū labai už tokias gražias sveikinimo kalbas, reikšmingus palinkėjimus, na ir turiningus prizus. Mėlėjai, aš kaip dekanė šiandien esu be galo laiminga ir be galo pamaloninta, kad fakultete mokosi tokie nuostabus studentai. Tokie nuostabus, kad net užsienio studentai nori įsilieti į mūsų draugiją ir dalyvauti mūsų idėjų mugėje. Aš jums visiems parašiau padėkas, jūs jas visi jau gavote, nes buvau labai užsiėmusi su svečiais. Aš jums visiems spaudžiu dešinę ir visus bučiuoju. Aš taip pat labai dėkoju jūsų Aš taip pat dėkoju visiems dėstytojams, kurie tikrai negailėjo savo laiko,
negailėjo savo širdies padėti jums parodyti, ką jūs sugebat. Ačiū visiems dėstytojams. I would like to say thank you for all participants from Aves universities. Thank you for teachers who came for our event. I hope you got a lot of good impression, good feelings, and I just would like to give for you some certificates of participation. I will try to read your names. If it will be not so correctly, just not be angry on me, okay? Emil Tapola. Yes, Emil. Thank you so much. Esma and Aydin, the middle I cannot pronounce. Oh, Busha. Yes. Guray Gulsen. Does it right? Goreti Escoval. Kemal Sedevci. No? No, Kemal? Okay. Ilknur Kandemir. Buket Pinar. Kodėl ne visi? And Jose Corvalho. My dear, I hope that I pronounce somehow right your names. Yes? And now I can imagine how it's strange for you was listening Lithuanian language. Yeah? Is it? Seems a song? No! Why no? Mėly studentai, sako, kad mūsų kalba neskamba kaip daina. Tai gal mes parodykim ant kalno mūrai?
ant kalno mūrai, joja lietuviai, ant kalno. Vainika rūtų, vainika rūtų. Šaunuoliai, aš manau, kad mums reikia steigti chorą. Ar ne? Šaunuoliai. What do you think now? Does it seems a song? Yeah, it was the first time when we were singing together without any preparation. Okay. Aš noriu jums pasakyti, kad jūs matote šalia mūsų mokyklos įkūrėjos gražų jauną vyriškį, kuris skubėjo iš Klaipėdos nuo pat Baltijos pakrantės, iš valstybinio Klaipėdos jūrų uosto direkcijos, kad pasižiūrėti jūsų idėjas, kad pamatyti, kokie jūs esat nuostabus. Gerai, kad aš suspėjau į uždarimą. Rinkodaros ir administracijos direktorius gerbiamas Artūras Drungilas. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad visi jūs jį pažinotumėt, kadangi jis dar to nežino. Bet mes prašysimės į ekskursiją pas jį, ypatingai transporto vadybos studijų programos studentai, kartu su Fiatos klausytojais, apžiūrėti uostą, kas norės prisijungti. Manau, ir reklamos vadybos studentai norės prisijungti, ir vizualinės komunikacijos. Jisai šiandien, žinokit, neatsivežė daug vizitinių kortelių, bet kokį nors palinkėjimą ar pasakysite? Labą dieną visiems, iš tikrųjų, man labai didelė gėda, kad aš taip vėlai išsikrapščiau šiandien iš Klaipėdos ir iš tikrųjų praleidau, sprendžiant iš to, ką matau, praleidau labai gerą renginį ir labai daug, galbūt net man pačiam svarbių idėjų. Sveikinu jūs pirmą su šito renginiu. Galim paploti. Na, o jeigu tarp tų idėjų buvo idėjų, kaip skatinti kruizinį verslą Lietuvoje, tai mes pagalvosim, ar jas nepirkti ir netgi galbūt pagalvosim, ar nepirkti žmonės kartu su tom idėjom. O šiaip atsakant, iš tikrųjų labai svarbu yra, kas čia buvo paminėta, labai svarbu yra idėjų įgyvendinimas, bet netgi jeigu nepasisekė idėja ir ji yra neįgyvendinama, netgi tuo atveju yra gerai, nes ir bloga idėja yra rezultatas. Tai sveikinu ir su to. O šiaip, kadangi tikrai dovanokit, bet idėjų nemačiau, tai norėčiau pasveikinti dekanę jūsų už tą idėją, nuo kurios ir prasidėjo jūsų idėjų mugė. Sveikinu dekanę. O pabaigai, iš tikrųjų, esu iš Žemaitijos ir labai paprastas žmogus. Man vizitinių nereikia jums duoti, kad jūs galėtumėt kreiptis į mane. Ne vienas žmogus, kuris man skambino, rašė e-mailą, visi gavo atsakymus, visi pakalbėjo su manim drąsiai, pirmin. Turit idėjų, skambinkit, rašykit. Žinoma, dekanai kaip visada nuopelnai, bet čia yra viso fakulteto, visų mūsų dėstytojų ir svarbiausiai jūsų nuopelnas. O čia yra kalendorius, kad aš žinočiau jūsų studijų grafiką, nepamirščiau, kaip matau, matot. Kiekvieną dieną užsirašyčiau visus svarbiausius
darbus. Na, o čia, kad susirašyčiau nuo mokyklos vadovybės pastabas, kas dar nepadaryta ir jūsų idėjas, kurias dar reikia įgyvendinti. Ačiū Jums visiems. Ir ačiū organizaciniam komitetui, kurie šiąnakt turbūt nemiegojo, bet dabar yra laimingi.